Birželio 25 dieną Volodymyras Zelenskis padarė tai, ko vengė daugiau nei 3 karo metus. Jis pažvelgė į Rusiją ir nustatė terminą. 40 dienų. Tai nebuvo kažkokia miglota, grasinanti frazė iš interviu. Tai buvo pasirašytas įsakymas su nurodyta pabaigos data. Ir kai karo metu prezidentas viešai paleidžia atgalinį skaičiavimą, jis labai rizikuoja. Nes jei laikas praeis ir niekas nepasikeis, jis pats liks pažemintas. Taigi klausimas, kuris liko ore, yra paprastas. Kodėl dabar? Kodėl po tiek laiko Ukraina staiga uždėjo laikmatį šiam karui? Ir atsakymas. Prasideda keistų žodžiu, nes kai paskelbė apie operaciją, Zelenskis to nepavadino puolimu. Jis to nepavadino bombardavimu. Jis panaudojo bankininko žodį, o ne generolo. Jis tai pavadino sankcija. Ir kai supranti, kodėl karo metu prezidentas savo dronus vadina sankcija ir kas dabar vyksta Rusijos viduje dėl to, visas karas įgauna visai kitą veidą. Kad suprastume, kas vyksta, turime grįžti į birželio 25 dieną. To dieną Zelenskis susitiko su laikinuoju Ukrainos saugumo tarnybos SBU vadovu. Iš šio susitikimo buvo išduotas įsakymas. Jis patvirtino tai, ką pavadino 40 dienų įtakos operacija. Tai nebuvo viena iš tų neaiškių grasinimų, kuriuos girdime per interviu. Tai buvo pasirašytas įsakymas su nurodyta pabaigos data. O tikslas, jo žodžiais tariant, buvo priversti agresorių valstybę nutraukti karą. Ir atkreipkite dėmesį į žodžių pasirinkimą ataskaitoje, kurią jis gavo. Tolimojo nuotolio sankcijos ir vidutinio nuotolio sankcijos. Ar žinai, ką tai reiškia? Taip, jis kalba apie dronus. Tie, kurie skrenda daugiau nei 1500 kilometrų į Rusijos gilumą. Ir tie, kurie slopina logistiką arčiau fronto. Bet jis juos vadina sankcijomis. Tai yra lūžio taškas. Sankcijos nėra skirtos žudyti kareivius. Sankcijos yra skirtos sužlugdyti priešo ekonomiką, kol jis nebeištvers ir nesės prie derybų stalo. Kai Volodymyras Zelenskis ataką vadina sankcija, jis užkoduotai sako, kad pakeitė tikslą. Tų 40 dienų tikslas nėra užimti teritoriją. Jis yra ekonominis – spausti, kol pradės skaudėti per kišenę. Ir Ukraina atrado vieną dalyką, kuris viską keičia. Ji nustojo laukti, kol vakarai už ją įves sankcijas Rusijai, ar ne? Sukūrė savo sankcijų mechanizmą. Tik šiuo atveju jis veikia su sprogmenimis, o ne su rašikliu. Bet tada kyla klausimas, kurgi taikomos sankcijos galų gale? Nes tu nesugriausi tokios didelės šalies kaip Rusija, puldamas apkasus. Imperijos, kuri gyvena iš naftos, silpnoji vieta yra pati nafta. Naftos ir dujų pinigai sudaro apie 1/4 viso Rusijos valstybės biudžeto. Būtent šis čiaupas apmoka kareivį, tanką, raketą. Taigi, jei užsuki čiaupą, smogi visam karui. Būtent tai ir pradėjo daryti Ukraina. Ilgo nuotolio dronai nustojo taikytis tik į kareivines ir pradėjo taikytis į naftos perdirbimo gamyklas. Rusijos naftos perdirbimas nukrito iki žemiausio lygio nuo 2009 metų gruodžio. Tai blogiausias rodiklis per daugiau nei 16 metų. Per vieną neseniai praėjusį mėnesį Ukraina smogė 8 iš 10 didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Benzino gamyba smuko maždaug 25%, palyginti su praėjusiais metais. Tačiau neverta kalbėti vien apie skaičius, tai yra labai abstraktu. Leisk man parodyti tau, kas iš tikrųjų vyksta. Pradėkime nuo Krymo, pusiasalio, kurį Rusija aneksavo 2014 metais ir laiko brangiausiu Putino eros trofėjumi. Paklausykite šio Sevastopolio gyventojo, filmuojančio pro automobilio langą, važiuojančio nuo vienos degalinės prie kitos ir randančio jas visas tuščias. Nėra dėl ko važiuoti, nėra dėl ko eiti, važinėsime dviračiais. Jis juokauja, bet tas juokas – tai miesto, kuris sustoja, atspindys. Kainos švieslentėse visos rodo nulius, o kolonėlės pažymėtos lentelėmis nėra. Ir tai ne tik viena tokia degalinė, tai visas miestas.
Kitoje pusiasalio vietoje matyti automobilių eilė besitęsianti kelis kilometrus palei kelią. Sustoja. Laukia, kada galės sustoti ir pasipildyti degalų. Įtampa tokia didelė, kad vairuotojai pradeda ginčytis dėl vietos eilėje. Situacija tapo tokia kritiška, kad pati okupacinė valdžia pasirodė per televiziją ir oficialiai paskelbė apie normavimą. Sergejus Aksionovas, Rusijos paskirtas Krymo vadovas, paskelbė tai, kas būtų neįsivaizduojama teritorijoje, kurią Rusija prisiekė esanti jos. Gerbiami krymiečiai, nuo 9 valandos Krymo degalinėse kuro tiekimas už grynuosius pinigus, kortele ar kuponais tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims bus sustabdytas. Kuris bus tiekiamas tik valstybinėms institucijoms, kurios užtikrina Krymo Respublikos veiklą ir saugumą. Atkreipkite dėmesį, ką jis ką tik pasakė. Kuro pardavimas paprastam piliečiui yra sustabdytas. Bet kokia atsiskaitimo forma? Grinaisiais, kortele, kuponu. Benzinas dabar skirtas tik valstybei. Teritorijoje, kurią Rusija aneksavo norėdama parodyti savo galią, paprastas rusas nebegali pripildyti baso. Ir Rusijos valstybė žino, kokia tai pavojinga, ne dėl eismo, o dėl simbolio. Todėl ji pradėjo lydėti degalų sunkvežimius. Kryme su patrulių palyda, tarsi tai būtų karo vilkstinė. Kuras lydimas kaip auksas. Tai yra tai, ką iš tikrųjų sukėlė dronų sankcijos. Ir nežinau, ar pastebėjote, bet tuo metu daugelis rusų savo uždavė vieną klausimą. Gerai, bet juk tai Krymas, kuris yra visai čia pat, lengva jį apsupti. Tikroji Rusija, šalies širdis, lieka nepaliesta, tiesa? Neteisingai. Ir čia istorija pasisuka, nes krizė pakilo žemėlapyje ir pasiekė vietas, kuriuose niekada neturėjo atsirasti. Maskva, sostinės gyventojas, stovintis prie uždarytos Rosneft degalinės, o gatvėje nusidriekusi automobilių eilė, išsako savo nusivylimą tonu, kuriame susipina pyktis ir netikėjimas. Čia yra Maskva, o ne Krymas. Ši frazė pasako daugiau nei bet kokia statistika. Daugelį metų Kremlius laikė sostinę burbule, apsaugota nuo karo realybės. Tas burbulas sprogo. Kai Maskvos gyventojas keikėsi prie uždarytos degalinės ir sako, kad tai turėjo būti kitų problema, jis pats to nesuprasdamas sako, kad dronų sankcijos pasiekė imperijos centrą. Eime į autobusą. Tai nėra stotis. Tai nėra stotis. Mes sustojame, Dievas žino kur. Tai per daug keista, Dieve, kodėl aš čia noriu grįžti į Maskvą. Kokie čia griuvėsiai? Krizė tapo tokia slegianti, kad įvyko neįsivaizduojamas dalykas. Rusija – trečias pagal dydį naftos gamintojas pasaulyje. Šalis, kuri praturtėjo pardavinėdama kurą visam pasauliui, pirmą kartą pradėjo ruoštis importuoti benziną laivais. Pasak Reuters, pirmasis krovinys buvo numatytas birželį, tikriausiai atkeliausiantis iš Azijos. Tai tarsi aukso kasyklos savininkas, priverstas pirkti vestuvinį žiedą skolon. Ir kad ištemptų tai, kas liko, Rusija dar labiau sušvelnino savo kokybės taisyklės, leisdama naudoti nešvaresnį benziną, kuris greičiau dėvi variklį. Tai nėra atsparumas. Tai yra į kampą įvaryta šalis, kuri improvizuoja, kad nesustotų. Ir čia kyla kitas klausimas, kuris atskiria tuos, kurie supranta karą. Gerai, Rusija kenčia, bet ar Ukraina turi jėgų išlaikyti šį spaudimą visus 40 dienų? Kodėl vieną kartą įvesti sankcijas yra lengva? Sankcijas taikyti kiekvieną dieną, daugiau nei mėnesį, tam reikia pramoninio masto mechanizmo. Ar tikrai Ukraina turi tokį mechanizmą? Ir galiu tave patikinti, kad taip. Skaičiais beveik sunku patikėti. Pasak Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo, vien per pirmąją 2026 metų pusę Ukrainos dronai pataikė į daugiau nei 800 tūkstančių Rusijos taikinių. Ir pasak Fedorovo, šiandien dronai sudaro daugiau nei 90% visų Rusijos nuostolių. Artilerija, tankai tapo antraeiliais veikėjais, o gamykla nuolat plečiasi. 2025 metais Ukraina pagamino daugiau nei 4 milijonus dronų. Pati Ukrainos gynybos ministerija sako, kad tikslas 2026 metais viršyti 7 milijonus. Jie netgi sukūrė taškų sistemą. Kiekvienas padalinys patvirtinęs ataką gauna elektroninius taškus, kuriuos galima iškeisti į daugiau dronų specialioje platformoje, vadinamoje Brave One. Jie pavertė karą sistemą su taškų lentele.
Taip, tai šalta, bet žiauriai efektyvu. Nes tai iš karto parodo, kuris dronas veikia ir pinigai investuojami į tą, kuris pasiteisina. Tai mašina, kuri pati save taiso ir kas mėnesį tampa vis mirtinesnė. Taigi taip, galimybė išsilaikyti 40 dienų egzistuoja. Tai nėra blefas. Ir tai mus sugrąžina prie klausimo, kurį uždavėme pradžioje. Kodėl Zelenskis nustatė 40 dienų? Kodėl būtent dabar laikas ėmė tiksėti? Tiesa ta, kad dabar atsivėrė milžiniškas laiko langas. O langas nebūna atviras amžinai. Kita vertus, Rusija fronte dar niekada nebuvo taip įstrigusi. Nepaisant propagandos apie pažangą, tikrasis tempas yra vėžlio lėto. Per puolimą prieš Pokrovsko miestą Rusijos kariuomenė vidutiniškai per dieną pasistumėjo apie 70 metrų. Lėčiau nei kruviniausiuose Pirmojo pasaulinio karo mūšiuose. Kitoje pusėje politinė situacija pasisuko Kijevo naudai, todėl tai yra būtent tas tinkamas momentas. Metų metus Ukraina buvo viena. Jungtinės valstijos netgi sušvelnino sankcijas Rusijos kariuomeniai, kuri žengė į priekį mėnesį po mėnesio. Tas pats buvo ir su Iranu. Iki tokio lygio, kad Rusijos naftos pajamos per mėnesį beveik padvigubėjo, o Amerikos senatoriai apkaltino Putiną esant didžiausių naudos gavėjų. Tačiau dabar situacija pasikeitė. Birželio mėnesį vykusiame G7 viršūnių susitikime Ukraina sėdėjo prie vieno stalo su didžiausiomis pasaulio galiomis. O Rusija liko už borto. Simbolika yra visiška. 2014 metais būtent Rusija buvo pašalinta iš tuometinio G8 būtent dėl Krymo. Praėjus 12 metų būtent Ukraina užima tą vietą. Ir G7 lyderiai sutarė sugriežtinti sankcijas Rusijos naftai ir dujoms. Ir buvo dar didesnis posūkis, apie kurį paskelbė Prancūzijos prezidentas. Pirmą kartą, pasak Makrono, Jungtinės valstijos pasirašė oficialų dokumentą, kuriame teigiama, kad jos nebėra neutralūs tarpininkai. Jos yra Ukrainos pusėje, įskaitant sankcijas Maskvai. Viena vertus Ukrainos atveju, nes pirmą kartą Jungtinės valstijos kartu su mumis pasirašė dokumentą, kuriame aiškiai pasakyta, kad jos nebėra neutralūs tarpininkai, bet palaiko mūsų pusę dėl teritorinio suvereniteto, Ukrainos teritorinio vientisumo, paramos, karinių pajėgumų ir energetikos, taip pat sankcijų prieš Rusiją. Ir tai yra tikras pokytis, kuris yra. Dabar sujung abi pusės. Rusija yra pačiame silpniausiame šio karo taške, o vakarai pagaliau užveržė žiedą, o net leidžia. Būtent šioje situacijoje Zelenskis paleido laikrodį tiksėti. Jis pats sujungė taškus. Jis pasakė, kad jei Ukraina gaus tai, kas buvo aptarta G7 susitikime, greitai bus sukurtos sąlygos priversti Rusiją pasirinkti taiką. Štai čia yra 40 dienų logika. Tai nėra magiškas skaičius. Tai yra momentas, kai viskas susilieja. Rusija yra savo silpniausiame taške, o Ukraina stipriausiame. Mūšio lauke ir prie derybų stalo. Ar tai tinkamas momentas Ukrainai, ar vėl teks laukti? Ir būtent todėl žodis sankcija nebuvo atsitiktinumas. Tai, ką matome, nėra tik viena šalis puolanti kitą. Tai iš naujo apibrėžia, ką mažesnė šalis gali padaryti prieš milžiną. Ukraina paėmė pigius dronus, pavertė juos pramonę ir viena pati pradėjo daryti ekonominį spaudimą, kurį imperijoms prireikė metų, kad sukurtų. Eilės Kryme, nulinės kainos Sevastopolyje, vyras keikėsi Maskvoje. Tai yra sankcijos neatėjusios iš jokio parašo. Garsas. Jis atėjo iš dangaus. Ukraina nustojo prašyti leidimo kenkti Rusijai. Ir nustatė datą, kada sąskaita turi būti apmokėta. Laikrodis jau pradėjo tiksėti, pradėjo bėgti. Po 40 dienų sužinosime, ar Zelenskio skaičiavimas buvo teisingas. Ar sankcija įvykdyta dronų buvo pakankamai stipri, kad palaužtų užsispyriausią Europos žmogų. Kad ir koks būtų rezultatas, jis perbraižys šį karą. Ir mes būsime čia, kad stebėtume kiekvieną judesį. Brangūs Krymo gyventojai, šiandien nuo 13 valandos Krymo Respublikoje įsigalioja nepaprastoji padėtis. Jei norite iš tikrųjų suprasti šį konfliktą, o ne tik iš antraščių,
Užsiprenumeruokite kanalą ir įjunkite pranešimus, nes artimiausios 40 dienų prilygs metams. Dabar noriu sužinoti jūsų nuomonę. Ar tikite, kad Zelenskio laikrodis privers Putiną sėsti prie derybų stalo? Palikite savo nuomonę komentaruose. Iki kito vaizdo įrašo.